Šiame video aš parodysiu 3 būdus, kaip galima pasisėti pomidorų namuose į lovelius ant palangės. Jeigu šiemet jūs turite patį pirmąjį savo pomidorų sezoną gyvenime, arba jeigu jūs kartais juos sėjat, bet tiesiog nesate tikri, ar aš gerai darau, ar tikrai viskas teisingai, o gal galima kažką geriau kažkaip tos pomidorus pasisėti, tai aš ir kviečiu pasižiūrėti šitą video, kur parodysiu 3 būdus, kaipgi galima pasisėti pomidorus ir paaiškinsiu kiekvieno privalumus ir trūkumus. Tai aš esu Lina iš Geltonas Karutis LT. Tai yra svetainė, tai yra apželdinimo kursai, tai yra tinklaraštis ir šitas YouTube kanalas. Ir juose visose mes dalinamės idėjomis, kaipgi susikurti savo aplinką gražesnę, patogesnę, kaip sodininkauti, daržininkauti, lengviau kažkaip, naudojantis ekologijos principais, arba tiesiog taip, kad savo būtų smagu. Tai pomidorai iš tikrųjų yra vienas iš tų dalykų, kurie tiesiog žavi, kalbant apie savo sodą ir daržą ir apie savo daržoves. Tai nieko nelaukdama, aš ir pradėsiu, parodysiu, kokiųgi mums reikia dalykų, kad mes pomidorus galėtumėm pasisėti. Pirmąjį būdą aš rekomenduočiau tiems, kas nedaug planuoja pomidorų augintis, gal vieną kitą ant palangės, arba turi labai mažą tokį daržiuką ir nelabai nori kapstytis su žemėmis. Nelabai patinka tas dalykas, arba tiesiog nelabai nori. Tam galima naudoti durpinės tabletės. Yra iš tikrųjų ir durpinių tablečių, ir kokosinių tablečių, tačiau aš šiuo atveju pasirinkau durpinės ir jas tiesiog reikia susidėti. Pasižiūrėti, kur yra toksai mažytis įdubimas viršuje, tai jis viršuje turi būti, jį įdėsime vėliau sėklytę. Na, o dabar mes pripilame vandens ir per keletą ar keliolika minučių, priklausomai nuo gamintojo, jos sugers visą tą vandenį ir išsipūs. Ir tada jau mes jas sėsime. Kol tai jos padarys, kol jos išbrinks, tai dabar mes jas atidedam į šoną ir aš parodysiu antrąjį būdą. Prie pirmojo mes dar grįšime. Antrasis būdas yra sėjimas su durpėmis arba durpių substratu. Šis būdas yra, sakyčiau, pats patogiausias tiem, kas turi nedidelį šiltnamį ir nori turėti po nedaug pomidorų iš kiekvienos veislės, bet veislių nori turėti kuo įvairiausių. Taigi, mums reikia durpių arba durpių substrato. Šiuo atveju čia yra durpių substratas, vadinasi nurūgštinta durpė, kuri yra sumaišyta su klintmilčiais, ten yra trąšų, mineralų papildomai dar pridėta. Ir tiesą pasakius, aš jau dariau eksperimentą su tuo, į kągi geriausia būtų sėti pomidorų daigus. Ir jeigu prenumeruosite šitą kanalą ir žiūrėsite, tai aš gal už kokios savaitės ir paleisiu tą naująjį video su rezultatais to palyginimo, į ką geriausia yra sėti pomidorų sėklas. Nu, šiuo atveju aš pasirinkusi su durpių substratą, matote, štai purus toksai. Jeigu nusigijote naują pakuotę, tai šiek tiek pradarykite, kad išsivėdintų prieš pradėdami sėti. Ir geriausia būtų jį dar papildomai sudrėkinti. Ir tik tada jau jis yra paruoštas ir galime sėti. Taigi, traukiam į šoną. Aš turiu tokią specialią daigyklą, kurią galima nusipirkti bet kokioj parduotuvėje, galite ir savo kažką prisitaikyti. Ir ji turi tokį dugną, į kurį išbėga vandens perteklius, o štai šitie visi nareliai yra su skylutėmis. Taigi kiekvieną tą narelį galima skirti vienai veisliai arba vieną veislę į kelis narelius tiesiog pasėti. Tai mes dabar užpildysime durpėmis, kad nebūtų visiškai puru, šiek tiek ir spustelim, kad tolygiai gražiai pasiskirstytų tos durpės po kiekvieną narelį. Taip pat nereikia pripildyti visiškai iki pat viršaus, turi ir likti šiek tiek vietos viršuje. Toliau išsiemam sėklų pakuotę, išsibirenam keletą sėklyčių. Ir dabar aš sėju po porą sėklyčių į tą kiekvieną narelį. Toliau pasiemu tokį paprastą sumuštininį iešmelį ir tą sėklytę tiesiog užkapstau, ją šiek tiek taip žemyn pastumiu ir užkapstau.
pastumiu labai patogiai, užkapstau. Pastumiu, užkapstau. Ir štai tokiu būdu aš pasėju. Ir pastumiu gilyn ir užkapstau. Labai greitas darbas ir labai patogus. Ir sėjame daugmaž 1 cm gylyje. Štai čia pateko 3 sėklytės, nieko baisaus. Mes lygiai taip pat daugmaž 1 cm gylyje užkapstam. Štai, darbas padarytas. Dabar mums reikia pasižymėti, kągi mes čia auginame. Tam aš naudoju, esu atradusi 2 būdus. Vienas tai yra paprasta popierinė juosta. Aš jau čia susiklijavus kitoj pusėje. Ir ties ta vieta aš užrašau, kokia čia yra veislė. Šiuo atveju tai yra Red Pear. Taip, čia yra Red Pear ir aš žinau, kad visa tai eilutė yra Red Pear. Jeigu taip išeitų, kad aš turiu ne visą pilną eilę tos pačios veislės, tada aš panaudoju, čia jau mato toksai mano sukarpytas, tiesiog nuo varškės kažkoks buvo vienkartinis indelis, aš jį susikarpiau, pasidariau tokius trikampukus, juos tada tiesiog galima užrašyti, jeigu nenorite viso pavadinimo su markeriu, aišku, geriausia. Tai aš tada tiesiog susinumeruoju, čia matot, mano buvo 21, aš esu užsirašiusi veislę ant pakuotės, va, matot, 21, ir aš tada tą etiketę ir čionais įsmeigiu. Toliau sėsiu mums jau tokią pasiteisinusią veislę ananas. Taip pat imame po keletą tų sėklyčių ir jas mes įstumsime daugmaž centimetro gylyje. Vėliau, kai pasirodys pirmieji tikri lapeliai ir bus laikas pikuoti, tada pasižiūrėsite, kokia yra jūsų tų daigų būklė ir atsiskaičiuosite, kiek realiai jūs galite išsiauginti ir tada pačius geriausius daigus jūs persisodinsite toliau į kitą indą arba dar vėliau į šiltnamį. Kai pasėjom, būtina sudrėkinti ir ne tiesiog pilant vandenį, o su pulverizatorium tiesiog reikia apipurkšti. Kai tą padarysite, saulės šviesa dar visiškai yra nebūtina, svarbiausia yra šiluma, tai mes dar uždengiame ir tada, žinot, geriausiai tai dėti ant šildomų grindų. Bet jeigu ne, kitas variantas galima tiesiog visą tą indą padėti, tarkim, kažkur prie radiatorių. Saulės šviesa dar nebūtina daigams. O norit pasižiūrėti, kaip paskui atrodo daigai? Na, o čia yra daigai, kurie buvo pasėti prieš kažkur porą savaičių. Ir matot, jau yra pirmieji lapeliai, vadinasi, dar nelaikas yra juos pikuoti, palauksime pirmų tikrųjų lapelių. Ir matot, kad akivaizdus yra skirtumas, kokio ūgio yra šitie daigai. Ir visai nereikia pergyventi, kad šitie yra mažesni, todėl kad šis skirtingos veislės. Štai šitie yra Black Cherry veislė, kuri iš tikrųjų bus labai aukšta, labai augus keras. Galite pasižiūrėti, kaip atrodo šitie pomidoriukai mūsų praeitų metų pomidoro apžvalgoje. Na, šitie pomidorai yra Vilma ir jie yra, galima pavadinti, kokteiliniais. Jie yra mažučiai, žemaūgiai. Vyšniniai bus tokie pomidoriukai ir jie yra auginami arba šiltnamio apačioje, nes yra žemaūgiai, arba labai gerai tinka vazonuose. Taigi matom, nors ir tuo pačiu metu jie yra sėti, bet skirtingo ūgio yra šitie daigai. Tai ir jums taip gali nutikti. Prie pirmojo būdo, kur mūsų durpių tabletės, mes dar grįšime, jos brinksta. Na, o dabar pristatau trečiąjį būdą ir jį aš rekomenduočiau tada, jeigu jūs tikrai sėjate daug pomidorų. Vienos veislės daug pomidorų ir jums žaisti po porą sėklyčių neapsimoka. Tai čia aš tiesiog turiu paprastą indą nuo mėsos ar neprisimenu nuo ko. Turiu padėkliuką nuo kito kažko. Svarbiausia, matot, yra skylės tam, kad vandens perteklius nubėgtų. Ir čia mes pripildysime durpes ir sėsime čia eilutėmis. Kol aš pripildysiu, tuo pačiu galiu papasakoti, kad net nebūtina tokį indą turėti. Jūs visiškai galite išsisukti su tuo, ką turite ir namuose. Pavyzdžiui, tarkim, aš turiu nuo grietinės indelį, mums tik tai svarbu pasidaryti skylę. Taip, paprastuoju būdu pasidarom. Štai skylė, viskas, darbas padarytas.
Ir tik tiek, kad jeigu jūs bijote, kad jau ta skylė galbūt per didelė ir tos žemės pradės kristi ar kažką, jūs galite pasimti paprastą laikraščio gabaliuką ir jį įsidėti čia apačioj. Ir tik tada tenais pridėti to durpių substrato. Taigi tikrai prisitaikyti galite bet kokias naminės priemonės. O bet tačiau, kalbant apie durpinius vazonėlius, tai kiek jau mes esam išbandę auginti pomidorų daigų durpinėse vazonėliuose, niekaip mums neapsimokėjo, nevertėjo ir rezultato nebuvo, netgi jie augo visiškai blogai. Galbūt tai geresnis variantas, kalbant apie agurkų daigus, ypač kadangi juos reikia kuo mažiau persodinti, bet su pomidorais tai tikrai mums nepasiteisino, taip kad tikrai ne. Dabar mes pripildysime šitą indą ir pasėsime čia keletą eilių pomidorų sėklų. Tada pasidarome tiesiog su pirštu centimetro gylio 4 tokias vageles ir į kiekvieną iš jų mes sėsime po vieną veislę. Taigi čia bus 4 skirtingų veislių pomidorai. Išsiberėme visas sėklytes, kiek tik tai yra į delną. Ir jas visas daugmaž panašiais atstumais išberiame iš tas durpės. Nebijokite dirbti su durpėmis be jokių pirštinių, nes iš tikrųjų rankos nesimurzina praktiškai rankų spa. Ir paprasčiausiai mes jas užkasam. Imam kitą veislę ir darome taip pat. Ir va čia lygiai taip pat susinumeravau, kokias veislės aš čionais pasisėjau, kad kiekviena eilutė atitiktų tam tikrą numerį ir aš aišku esu užsirašiusi, kągi tas numeris reiškia. Ir dar daugiau sėklų šiuo atveju kardinal veislę mes pasėsime į tą mūsų grietinės indelį. O čia man taip sunku, aišku, iš kairės rankos, bet pasibandom. Tai tiesiog visas sėklelės mes išberiame, daugmaž pasklaidome, kad būtų jos panašiais atstumais viena nuo kitos. Ir vėliau čia išauks visa krūva daigų ir tuos daigus mes tiesiog išskirstysime ir išpikuosime. Dabar užberėme tiesiog šiek tiek tų durpių ir štai jau mūsų šitos sėklytės yra pasėtos. Belieka tik tai taip pat sudrėkinti ir kažkuo pridengti. Tai mes dabar padarom. Ir lygiai taip pat sudrėkiname ir šitą. Dabar mes padarysime vėlgi šitam šiltnamiuką ir tas daiktas, kuris vėliau galios mums kaip padėkliukas, dabar mes jo tiesiog lengvai uždengiame ir nešime į šiltą vietą. O kągi mes darom su savo šito grietinės indeliu? Taigi prisimenam, kad mes turim jam skaidrų dangtelį, kuris puikiausiai tinka. Tik tai jokių būdų nereikia pilnai jau jo uždaryti, šiek tiek pridenkite ir nepamirškite bent kartą per dieną atidengti ir pravėdinti. Ir taip darykite iki tol, kol pasirodys pirmieji daigai. Grįžkim prie pirmojo būdo ir pasižiūrėkit, kaip atrodo mūsų durpinės tabletės. Jau nebe į tabletės panašus, o jau į normalius durpinius tokius indelius. Ir dabar į kiekvieną jų mes pasėsime po sėklytę, galima ir po 2. Aš jau pasiruošiu Noire de Crème, nežinau kaip čia reikės tarti, čia kažkaip gal prancūziškai. Šitokius pomidorus, labai faina veislė, mums labai pasiteisinusi ir labai skanus pomidorai. Vėl lygiai taip pat aš išberiu sėklytes į delną, po sėklytę įdedu į va tą viduriuką ir lygiai taip pat aš juos užkapstau tiesiog su tom durpėm. Kadangi pomidorai persodinimą tikrai mėgsta, tai mes galime nebijoti ir sėti po 2 sėklytes iš karto į vieną tą durpinį indelį. Lygiai taip pat mes jas ten paslepiam ir užkapstam.
Vėliau šitos durpinius indelius laistyti yra labai paprasta, todėl kad jūs tiesiog matote iš jų pasikeitusios spalvos, kad ji tapo šviesi, iš to suprantate, kad jau laikas būtų palaistyti ir laistote juos ne iš viršaus, o tiesiog pildami vandenį į va šitą indą. Tai šitas indas apatinis jau turėtų būti jau sandarus ir be skylių ir todėl laistymas yra itin paprastas ir priežiūra itin paprasta. Jeigu jūs dar tik tai pradedate su pomidorais ir tai bus pats pirmasis jūsų sezonas ir norite turėti tik tai vieną kitą pomidoro krūmą, tai tikrai galima pradėti tokiu būdu, nes yra labai paprasta, nereikia pirkti didelių žemių kiekių ir tikrai susitvarkysite be problemų, jums bus tikrai graži ir gera pirmoji patirtis. Viskas jau pasėta, mes tiesiog uždengėme, čia aš turiu kažkokį irgi neaiškų indelį, tiesiog buitinį, kokį aš radau namuose. Na, be tokių daigyklų galima nusipirkti ir specialių gražių. Ir lygiai taip pat mes dedame dabar į šiltą vietą ir laikysime uždengę tol, kol pamatysime pirmuosius čionais daigelius. Nepamirškite kiekvieną dieną atidaryti ir pravedinti. Na, o dabar jūsų eilė. Parašykite čia pačiai komentaruose, kurisgi iš šitų būdų jums atrodo toks patraukliausias, labiausiai vertas išbandyti. Jeigu jūs esate jau sėję pomidorus arba nuolat tai darote kiekvieną pavasarį, parašykite taip pat, kokį būdą jūs naudojate, koks jums labiausiai patinka ir kodėl. Man atrodo, pasidalinimas patirtimi iš tikrųjų gali atverti duris ir padėti kitiems, kurie dar tik tai pradeda. Na, su manim susitiksite dar kartelį šitam YouTube kanale, jeigu prenumeruosite. Nepamirškit paspausti varpelio arba apželinimo kursuose, kuriuos organizuojame, arba svetainį www.geltonaskarutis.lt. Jeigu dar norėsite idėjų apie pomidorus, tai šio video pabaigoje paspauskite langelį arba žiūrėkite tiesiog apačioje aprašymuose. Aš įdėsiu dar keletą nuorodų, kur jau daliname savo pomidorų derliumi. Iki kitų pasimatymų. Iki.